Atsipūtęs atostogauju, aš čia biškiai, žinai, vaikštau, žiūriu, opa, balkoniukas, nu, vaizdelis neblogas, galvoju, reikia šok. O kas, jeigu nedraugas iš ties pagalbos pretė atsistojo šalia, padėjo atsistoti, užsilipti, nu ką, aš toksai galvoju, nu važiuojam, kur čia leistis reikės, dar nežinau, bet, nu, pažiūrėsim vėliau. Skrydis labai smagus, bet galvoju, ai, reikia skleis parašiutą, nes norisi dar gyventi šiek tiek. O įskleidus parašiutą šuolį netgi galima ir pakartoti būna, žinokit. Tai va, tai bet dažnai dairausis įskleidęs, žiūriu, nu nėra kur leistis čia. Visur kalnai, uolos, kažkokie krūmokšniai, ragas. Bet yra toks posakis, jeigu nerandi nuslydimo, nuslydimą suranda tave. Tai kažkur čia va tarp medžių, tarp krūmų ir visai neblogai gavosi pevutė tokia, kurią galėjau pataikyti, bet kaip matote, tikrai nėra per daug nuslydimo. Tai kaip matot, parašiutininkas pakankamai patenkintas. O nusileidus, ką, džiūgauji, rėkauji ir susitvarkai parašiutą. Tai pradžiai prisitvirtinu savo vairus į vietas, tam, kad jau kaip pakuosiu, jie būtų ten, kur turi būti. Blemba, kaip ilgai neatsidarė parašiutas. Rock'n'roll, seni.